Šeima ruošiasi sutvarkyti, ištapetuoti kambarį, kurio perimetras, taip keistai pasakyta, kambario perimetras. Na, įsivaizduokim, kad kambarys yra stačiakampis, bet nebūtinai stačiakampis, jis gali būti perimetras, taip tų pakraščių arba, taip ne visai lietuviškai sakant, plintusų ar apvadų ilgis. Apvadų ilgis yra 12 metrų, čia aš užrašysiu, kad matytumėm 12 metrų, ir kambario aukštis yra 2,5 metrų. Kambario aukštis 2,5 metrų. Tai čia aukštis, o čia ilgis, taip, 12 metrų. Reiškia viso to kambario, jeigu ištiestumėm kaip vieną sieną, tai turėtumėm sieną, kurios ilgis 12 metrų, aukštis 2,5 metrų. Nori šį kambarį ištapetuoti, ateina į parduotuvę, tai parduotuvėje ten surašytos lentelė, kur buvo pateikta būtent grindų perimetras. Nurodytas, kad jeigu perimetras 6, 10, 12, 15, 18, 24 metrai, o kambario aukštis irgi, kuris nurodytas dviejose stulpeliuose, tai reiškia, kad jeigu jūsų kambario aukštis yra nuo 210 iki 235 metro, iki 2,35 metro, 235 cm, tai reikia rinktis čia nurodytus rulonų skaičių. Mūsų atveju kambario aukštis yra 2,5, tai yra daugiau kaip 2,40. Kaip 2,4 ir mažesnis, žinoma, kaip 3,05, tai mums reikia rinktis iš čia nurodytų rulonų. Kadangi mūsų kambario perimetras yra 12, tai mūsų rekomendacija, kuri atitinka mūsų kambarį, arba parduotuvės rekomendacija, kuri atitinka mūsų kambarį, tai yra būtų 8 rulonai, ką ir reikia įrašyti į 11 atsakymą. Tai yra, kiek rulonų reikia pirkti šeimai? 8. Tai yra, jeigu laikomasi tų rekomendacijų, kuri pateikta parduotuvėje. Na ir pasakyta, kad visų rulonų antrame punkte, jau sprendžiam antrą punktą, kad visų rulonų parduotuvėje parduodamų rulonų kainos yra sveikieji eurų skaičiai. Tai yra, negali kainuoti rulonas 14,5 eurų. Gali kainuoti 14 eurų, 15, 19, 1 eurą. Na, pasvajokim, gal praeis, bet teoriškai tai gali kainuoti. Na ir klausimas yra, kokia gali būti vieno rulono kaina, aš tą rulono kainą pažymėjau X, o mes iš viso perkam 8 rulonus, tai iš viso išleisim 8x pinigų, kad visus tuos mums reikiamus rulonus nupirktumėm už sumą, kuri yra ne mažesnė kaip 115, tai 8x turi būti didesnė arba lygi sandauga už 115, bet neviršyti sumo 135 eurų. Na, tą galima užrašyti dviem nelygybėm. 8x turi būti daugiau arba lygų 115 ir 8x turi būti mažiau arba lygų 135. Na, tai būtų dviejų nelygybių tiesinių nelygybių sistemėlė arba viena dvigubai nelygybė. Na ir prašo mūsų rasti, būtent sąlygoje pasakyta, kokia gali būti tapetų rulono kaina. Tai yra būtent kokia gali būti ta kaina. Na, kaip mes randam tą kainą, tai yra kokius čia skaičiukus sveikuosius galim įrašyti, kad būtų tarp šitų skaičiukų. Kaip įspręsti tą uždavinį, galima aišku spėlioti ir atsirinkti, bet galima viską padalyti iš 8, tai yra, jeigu dvi nelygybės sistemoje, tai atskirai sprendžiam, o galime spręsti ir dvigubai tokią nelygybę. Dalėjom iš 8 šitą skaičiuką, šičia padalėjom iš 8 gaunam X, šitą padalėjom iš 8 gaunam tokį skaičiuką. Aš esu skaičiuotuvų padalijau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš negaliu pirkti, tai yra rulonas negali tiek kainuoti, nes rulonas parduotuvėje nurodytas sveikųjų skaičiumi. Tai yra mano rulono kaina negali būti va tokia. Pati mažiausiai įmanoma rulono kaina tenkinanti šitą sąlygą yra 15, o pati didžiausia yra 16. Jeigu imsim 17, tai bus per daug, mes viršysim šitą. Tai teisingas atsakymas. Rulono kaina arba 15 arba 16 eurų, aš tai atinu į parduotuvę, reiškia renkamės iš tų tapetų, kurių rulono kaina yra arba 15 arba 16 eurų. Na, trečiasis uždavinys, šio uždavinio punktas sako, kad šeima nori šiuo atveju nusipirkti tokį ant vienos sienos ir pakabinti tapetą, fototapetą ir matome ir žinome to kambario ilgį, kad to kambario ilgis yra 3,5, o aukštis 2,5 metro. Na, reikia pasirinkti tokius fototapeto matmenis iš 4 pateiktų
Tai yra ilgis aukštis arba plotis aukštis to tapeto arba ilgis plotis, kad jisai visas tilptų kambaryje. Nu, logiškai galima, aišku, ir ant lubų, ir ant grindų ten tą tapetą ar kažkaip įstrižai dėlioti. Na, bet mes suprantam, kad kai turim kambarį, turim tą fototapetą vadinamą, kurį čia turim įtalpinti, jis turi tilpti. Tai čia klausimas buvo taip, kokių matmenų fototapetą turėtų pasirinkti šeima, kad jis visas tilptų ant šios sienos. Na, aš tą sieną pavaizdavau. Na ir pateikti atsakymų variantai. Tapetų matmenys 368 cm ant 254, 368 ant 127 ir 184, 184. Ir čia tie skaičiukai pakartoti. Na tai kurį iš tų tapetų, tų fototapetų rinktis, kad jis visas tilptų. Aišku, jis negali būti 368, nes jeigu 368, tai jau čia niekaip netilps. Nei tu jį versk, nei tu jį kaip. 368 skaičiukas didesnis už 3,5 metrų. Šitus du išmetam. Nuvalom iš savo smegenų ir žiūrim į šitus du. 184 telpa, tiek šitaip telpa, tiek šitaip telpa. 254 šitaip netelpa, bet šitaip įtelpa. Na ir šitas telpa ir taip, ir pastatytas, ir paguldytas. Tai dabar klausimas, ką čia turėjo omeny. Nežinau, ką čia turėjo omeny ir kurį rinktis. Na, jeigu tas fototapetas yra toks vasliekas, kurio, nu, čia šiuo atveju, mato, dar šitas skaičiukas mažesnis už šitą, kur ilgis, kur aukštis. Čia man sunku pasakyti, šitą parduotuvę fototapetų nevaikštau, gal jūs ten ir vaikštot. Jeigu tas mano tapetas, tarkim, yra gėlytė, auganti gėlytė, na, tai ko gero šitą turėčiau rinktis, jeigu galvoju apie tai, kad jis turi tilpti. Na, bet jeigu aš tą gėlytę noriu paversti, paguldyti, jeigu lova viengulė, nu, tai gal ne tada šitaip gali tilpti, tada ir šitas gerai. O šitas punktas tenkina, jeigu jis paguldytas, šitas paveiksliukas būtų. Nežinau, vaikai. Nežinau. Aš rinkčiausi atsakymą šitą, matyt, komisija turėjo omeny šitą, bet man tai telpa ir šitas. Važiuojant. Ir paskutinis tapetų niuansas, parduotuvė padarė nuolaidą tam kažkokiam tam tam fototapetui, kurio pradinė kaina buvo 179 eurai, bet labai geri buvo klientai, tai nuleido iki 125 ir 30 centų euro centų nuleido parduotuvė tiem pirkėjim, tai gerai šeimai. Klausė, kokią nuolaidą procentais padarė parduotuvė. Na, žinoma, visai nesunku suskaičiuoti nuolaidą eurais. Nuolaida eurai sudaro šitiek eurų, tai yra 53,70 eurų sutaupė šeima arba nuolaida ir tie 53,7 euro nuo pradinės kainos procentais sudaro, tai yra belieka apskaičiuoti 53,7 padalėję 179 ir padauginę iš 100, gaunam 30%, kas yra teisingas atsakymas. Žinoma, to uždavinio sprendimo būdų čia yra ne vienas. Galima sudaryti iš karto proporciją, kad pradinė kaina tai yra 100%, galutinė kaina tai yra x procentų, iš proporcijos sudarė proporciją, apskaičiuotumėm, kad x yra 70%, na ir skirtumas, tai yra ta nuolaida būtų 30%. Arba galima tiesiog imti ir tikrinti, surandant 30% nuo to skaičiaus, atimam, gaunam šitą tvarkoj. Na, atsirenkam, vienas iš atsakymų yra teisingas. Kitaip sakant, šį skaičiuką padauginę iš 0,7 gausim šį. Tai yra, čia įvairiai buvo galima tą uždavinį spręsti. Teisingas atsakymas, nuolaida sudarė 30%.